Mane stipriai įkvėpė vienas užsienio menininkas Park Ji-kan su daina Nigel. Prisimenu, sėdėjau ant sofutės vakare ir naršiau po TikToką ir man būtent išmetė šio atlikėjo muzikinį vaizdo įrašą. Man labai patiko, yra parodomos emocijos per veiksmus ir mane tai užvedė daryti kažką, ką jau išleido vieną vaizdo įrašą menininkė. Manau, sunkiausia stovėti prieš kamerą, bet tikiuosi su laiku įgysiu drąsos, patirties ir nebebijosiu stovėti prieš kamerą. Sugalvojau ganėtinai greitai ir scenarijų sugalvoju tikrai daug. Manau, apie 1,5 mėnesio. Niekada nesvajojau stovėti prieš kamerą, nes esu intravertė ir bijau dėmesio centro. Bet kiek prisimenu save iš vaikystės ir paauglystės, kad mėgdavau vis kažką vaidinti, bet tuomet nebuvo prieš ką. Užaugusi supratau, kur mano šaknys. Įvairių, ne tik apie meną, esu sugalvojusi tikrai daug, todėl belieka tik laukti įdomių scenarijų. Palinkėčiau, kas sugalvoja neatidėliotų planų ir idėjų. Nemestų vien dėl kažkokios baimės reikia įveikti. Įveiksi baimę, pelnysi laimėjimą.